Sveikučiai! Šiandien kamade kepam skanius ir sultingus kiaulienos kukulius arba kitaip kotletus. Jeigu turite galimybę susimalti mėsą namuose, tai visada yra geriau negu pirkti padarytą faršą. Šiuo atveju naudoju sprandinę, bet galima daryti iš mentės arba kumpio. Kokius prieskonius naudoti yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Aš naudoju, kaip visada, druską, pipirus juodus, taip pat česnakus granuliuotus, čili dribsnius, kaukazietiškus prieskonius, kurie man labai tinka tokiam patiekalui. Taip pat dar reikės kiaušinio ir džiūvėsėlių. O kad kukuliai būtų puresni, dar dedu į vidų svagūnus, salierų stiebus ir morkas. Aišku, galima daryti ir be jų. Kuriu kepsninę ir ją pamažėlę šildau iki kokio 150 laipsnių Celsijaus. Aukštesnės temperatūros nereikia, nes viskas turi tolygiai ir pamažu kepti. Kol kepsninė kaista, susismulkinu smulkiai daržoves ir susimalu mėsą. Daržoves tiesiog susismulkinau peiliu, bet galima jas ir sutarkuoti. Kai uždegtukas baigia degti ir anglis įsidega, dedu deflektorių ir vėl viską kaitinu iki tos pačios temperatūros apie 150 laipsnių ir sulaukiu, kol viskas stabilizuosis. Kadangi darau pakankamai didelius kukulius, tai jie kepa gana ilgai ir aukštai temperatūroje tiesiog pradės svilti apačia, tai dėl to įdėjau deflektorių. Na ir kol viskas kaista toliau, yra pats laikas pasikepti daržoves, tai jas tiesiog truputį pakepu su aliejum. Labai perkepti jų nereikia, bet prieš tai reikėtų apkepti tam, kad būtų minkštesnės, nes jeigu to nedarysit, tai bus labai kietos. Apkeptas daržoves reikėtų palikti praaušti ir nereikėtų judėti karštų į faršą. Bet kai tik tai truputį pravėsta, iš karto dedu, taip pat pridedu kiaušinį ir džiūvėsėlių. Jeigu nemėgstat, pavyzdžiui, salierų stiebų arba morkų, tai galima jų ir nedėti, bet svagūną tikrai labai rekomenduočiau, tada reikėtų jo tiesiog dėti daugiau. Dar atkreipiu dėmesį, kad aš prieskonius dėjau į daržoves ir kepiau jas kartu su druska, pipirais ir kitais prieskoniais. Galima, aišku, dėti ir į pačią mėsą, bet man toks būdas atrodo geresnis. Kai faršas yra paruoštas, galima iš karto formuoti kukulius ir aš juos dar dedu šiuo atveju ant porų stiebų, bet galima naudoti svagūnus, svagūnai gal netgi yra ir geriau. Jais tiesiog reikėtų iškloti keptuvės dugną, kad mažiau prisviltų, bet galima kepti ir be nieko. Man kepamų porų skonis labai patinka ir dažnai naudoju juos. Būtent kepimo metu išsiskiria dar papildomai ir kvapas ir skonis, kuris pagerina maistą. Riebalų praktiškai nedėjau, tai tik patepiau indą aliejum. Iš pačių kukulių išsiskirs nemažai riebalo ir jo turėtų užtekti kepant. Jeigu darot pirmą kartą, tai siūlyčiau daryti mažesnio dydžio kukulius, jie tiesiog greičiau iškeps. Jeigu kepsninė jau yra įkaitusi, galima iš karto kepti. Šiuo atveju praktiškai nieko nereikia daryti, tiesiog stebėti, kad temperatūra neužkiltų per daug ir nepradėtų smarkiai svilti apačia. Kaip minėjau, mano kepsninė temperatūra yra apie 150 laipsnių Celsijaus, bet jeigu kepat kitokiam kamade, tai gali būti reikalinga ir kitokia temperatūra. Čia svarbu, kad tolygiai keptų ir neprisviltų. Jeigu norit rūkyto skonio, tai dar pridėkit ir rūkinimo pagaliukų. Juos galima dėti ir tiesiog į anglis prieš uždedant. Kadangi faršo susimuliau pats iš šviežios mėsos, tai temperatūra viduje turėtų pasiekti bent jau 60-65 laipsnius Celsijaus. Jeigu kepat kažką iš parduotuvėje pirkto faršo, tai turbūt reikėtų pakaitinti šiek tiek daugiau. Galutinė temperatūra dar pakils kokiais 3-4 laipsniais nuėmus. Šiaip labai paprastas patiekalas, bet labai skanus ir labai rekomenduoju pabandyti. Skanaus ir iki kito karto.